Mes kai giedojom šį rytą, aš pagalvojau apie tą nuostabų Dievo stebuklą, kad mes turim tėvynę čia žemėje, turim Lietuvą, kurioje gyvenam, bet turim ir dangišką tėvynę. Ir visi, kurie šlovindavo viešpatį, kurie sekė juo, jie gyveno taip, tarsi va šita žemiška tėvynė nėra jų pagrindinė tėvynė. Ir širdis visada buvo nukreipta į dangų. Ir apaštalas Paulius mums sako, kad mes visuomet mąstytumėm apie tai, kas yra aukštybėse. Nes tai, kas yra aukštybėse, yra amžina. O čia žemėje dažnai mes patiriam, iš tiesų visokių sunkumų. Lygos siaučia, visokios bėdos, nelaimės, nuodėmė aplinkui. Piktasis, kaip riaumojantis liūtas vaikšto, žiūrėdamas, ką praryt. Ir iš tiesų, kol esam čia žemėje, mums reikia taip susiveršti diržus ir supras, kad esam tarsi karo lauke. Ir niekada negali taip per daug atsipalaiduoti. Ar ne? Jėzus sakė visuomet budėti. Sako, budėkit, budėkit, budėkit. Bet budėdamas tu žinai, kad karas yra laimėtas. Tu žinai, kad pergalė didžioji jau yra įvykusi. Ir tai yra nuostabu. Mane tai taip padrasina. Aš galvoju, kad Jėzus Kristus vienintelis, kuris atėjo į šitą žemę, jis savo prigimtimi buvo kitoks negu mes. Jis buvo šventas, jis negimė nuodėmėj kaip tu ir aš. Žinot, pirmasis Adomas viską sugadino. Nusidėjo su Ieva, norėjo patys pasikelti puikybės pilni. Ir jų sėkla, jų palikuonis, jų vaikai jau gimė nuodėmėj. Šiandien tu ir aš, mes turim tą seną dar prigimtį. Jėzus gimė iš šventos dvasios per mergelę Mariją, šventas. Ir dar nuostabus dalykas, kad jisai nugyveno šventai. Netgi pagal žydų įstatymą, kurio joks žmogus negalėjo įvykdyti, Jėzus nugyveno šventai ir niekur nenusidėjo. Absoliučiai šventas. Štai kodėl jo kraujas yra toks brangus. Gyvybė, sako, yra krauja. Ir kai jis praliejo kraują už mus, tai jo kraujas buvo vertingesnis už viską, kas yra šitoj žemė, nes jo kraujas buvo vienintelė tinkama kaina nuraminti Dievo teisingumą, patenkinti Dievo teisingumą. Nes už visą nuodėmę yra bausmė, už bet kokią nuodėmę turi būti bausmė. Ir Jėzus Kristus mums davė išteisinimą. Tai yra gražioji, geroji evangelija. Pilna malonės. Malonė ir tiesa atėjo per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Aleliuja. Yra jam garbė už tai. Tai ne mūsų nuopelnas, tai jo dovana mums. Ir mes prie to turim grįžti visuomet, visuomet, visuomet. Taigi, kas atsinešėt Bibliją į bažnyčią? O, aš praeitą kartą vos nesupykau. Ir kas buvo pirmose pamaldose praeitą sekmadienį, tai man tai galvoja, o čia Dievo žodis, mūsų brangus Dievo žodis. Ir galvoju, jeigu nieks jo neatsiverčia, nieks nežiūri, tai galiu pamokslauti, ką noriu. Ir jūs apgauti. Brangieji, pasitikėkite Dievo žodžiu. Klausykite atidžiai, bet žvelkite jo žodį, nešiokitės jį, turėkite visada. Svarbiausia, kad jis būtų širdį, bet aš galvoju, jeigu jis per akis neįeina, per ausis neįeina, kaip į širdį pasiliks? Niekaip. Taigi, praktikuokim tą nešiojimas, turėjimą Biblijos visur. Gerai. Mes esam kuriam laiške? Okay, visi žinom. Mes pradėjom su mažom grupelėm. Dabar mažų grupelių vadovai sėdi ir užsirašinėja. Sako, man reikia viską suprasti, nes trečiadienį ar pirmadienį, ar kada bus mano grupelė, aš noriu suprasti, kad galėčiau tai perduoti. Ir iš tiesų norime įsigilinti Dievo žodį, jį suprasti, kad jis būtų labai giliai, kad jis saugotų mūsų širdis. Nes aš tikiu, kad visas Dievo žodis yra mums naudingas, kiekvienoje situacijoje. Taigi, laiškas Galatams praeitą kartą perskaitėm pirmas 5 eilutes, šiandien perskaitysim dar 5 eilutes. Taigi, kad būtų tęstinumas, aš nuo 1 iki 10 eilutės jums perskaitysiu. Laiškas Galatams. Apaštalas ne iš žmonių ir ne per žmogų,
bet per Jėzų Kristų ir jį prikėlus iš numirusių Dievo Tėvą. Ir kartu su manimi esantis broliai Galatijos bažnyčioms. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad išgelbėtų mus nuo dabartinio blogo amžiaus pagal mūsų Dievo ir Tėvo valią, kuriam šlovė per amžių amžius. Ar galiu čia sustoti? Pakartosiu. Viešpats mirė už mūsų nuodėmes, kad išgelbėtų mus nuo šio dabartinio blogo amžiaus. Atsimena, kokie 3 dalykai yra šitam pasaulyje, kaip apibūdinti šį pasaulį. Visa, kas yra pasaulyje, yra kas? Akių geismas, kūno geismas ir gyvenimo puikybė arba išdidumas. Mes kalbėjom, kad tai yra malonumų ieškojimas, hedonizmas, materializmas ir sekuliarizmas. Tik šiandieniniai tokie izmai, kurių yra pilna, su kuriais mes susidurim. Ir Evangelija yra ta jėga, kuri mūsų širdis išgelbėja nuo to, kad mes nebūtumėm suvedžioti. Taigi Jėzaus Kristaus auka Evangelija yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Nuo ko? Nuo dabartinio blogo amžiaus. Nuo mūsų pačių senos prigimties. Ji yra jėga. Tęsim toliau. Stebiuosi, kad jūs nuo to, kuris pašaukė jūs į Kristaus malonę, taip greitai persimetė prie kitokios Evangelijos, kuri tarp kitko nėra kitokia, o yra tik jūs klaidinantys žmonės, norintys iškreipti Kristaus Evangeliją. Bet nors ir mes patys, ar angelas iš dangaus jums skelbtų kitokią Evangeliją, negu mes jums paskelbėme, tebūnie prakeiktas. Kaip anksčiau sakėm, taip ir dabar sakau dar kartą. Jei kas jums skelbia kitokią Evangeliją, negu esate priėmę, tebūnie prakeiktas. Ar aš ieškau žmonių palankumo ar Dievo? Gal stengiuosi patikti žmonėm? Jei dar norėčiau patikti žmonėms, nebūčiau Kristaus tarnas. Pauliaus pirmi žodžiai čia po įžangos yra tokie. Aš stebiuosi. Tai gan švelnus žodis tokioje rimtoje situacijoje. Sako, bet aš stebiuosi, kad jūs nusigręžėte, persimetėte prie kitos Evangelijos. Paulius įsteigė tas bažnyčias Galatijoje ir praėjo mažiau nei 5 metai ir žmonės paliko Evangeliją. Ir Paulius stebisi, kaip taip galėjo per tokį trumpą laiką, jūs žinojo tiesą, aš jūs mokiau tiesos, praėjo vos 5 metai. Vos 5 metai. Ir jūs nusigręžėte nuo tos Evangelijos, kurią aš jums paskelbiau. Greitai persimetėte prie kitos Evangelijos. Kokia ta Evangelija, jinai yra kitokia. Ir žinot, aš noriu paaiškinti jums, Paulius čia naudoja žodžius, mes kitokius graikų kalboje. Kai jisai sako, jūs persimetėte prie kitokios Evangelijos, jis naudoja žodį heteron. Heteron. Lietuviškai mes sakom kitokia, ar ne? Bet čia jis sako, jūs persimetėte prie kitokios Evangelijos, o žodis keteron reiškia, kad tai yra kitokia, kitos rūšies Evangelija. Ir paskui jisai sako, kuri tarp kitko nėra alos Evangelija arba alon evangelijon. Tai nėra kitokia tos pačios rūšies Evangelija. Jis skirtingus žodžius naudoja, kurie pabrėžia, kad ta Evangelija, kurie jūs įtikėjot, jums atrodo tarsi jinai yra tokia pati arba kitokia, bet tos pačios rūšies, labai panaši. Ar jums didelis skirtumas, kad jūs sėdit va tokio juodoj kėdėj ir kas nors atneštų jums tokią pat pilką kėdę? Tu tikrai sakytum, šita kėdė kitokia. Ir tu naudotum žodį alon arba alos. Čia galūnės skirtingos graikų kalboje 7, yra 7 linksniai kaip ir lietuvių kalboje. Alo paimtumėm tada. Sakytum, man nėra skirtumo, aš sėdžiu pilkoj, tu sėdi juodoj kėdėj. Praktiškai tas pats. Bet jeigu aš jums čia paberčiau kokių nors vinių ir sakyčiau, sėsk ant tos, vat ant šitos krūvos, ir sakyčiau, čia jau yra hetero kėdė. Paberta, jinai net ne kėdė yra, čia vinių krūva. Ir tu žinai, kad ant jos tau nebus patogu sėdėti.
Ką jis nori pasakyti? Jis nori pasakyti, kad evangelija, kurią jums dabar kiti atėję mokytojai skelbia, jau yra kitokia, iš esmės kitokia, kitos rūšies evangelija. Jinai yra ne alo evangelija, bet hetero evangelija. Kitokios rūšies. Ir Paulius jisai stebisi ir jis taip yra įsiutęs. Šitam laiške atrodo, jis taip prašo, aišku, graikų kalboje nėra kablelių, bet yra mintis, kur pas Paulį atrodo šitam laiške, tyrinėtojai švento rašto sako, jis atrodo net nesustodamas čia viską pasakė. Visus 6 skyrius taip kaip varė, mes čia po 5 eilutes einam, jis atsistoja ir taip visą kartu įsiutęs norėjo viską išdėstyti. Nes jame sukilęs toks pyktis. Ir supranta jisai, kad žmonės per trumpą laiką perėjo prie visai kitokios evangelijos. Prie visai kitokios. Matot, kada Jėzus sakė, aš jums duosiu kitą godėją, arba Dievas atsiųs jums kitą godėją. Tas žodis kita yra alo, kad jis atsiųs jums kitą godėją. Kita, bet tos pačios rūšies. Aš jūs moku paguosti, aš esu tarp jūsų, bet kai tai šventoji dvasia, tai bus alo godėjas. Tai bus tos pačios rūšies, tik kitoks, kitaip atrodo, nebus fiziniam kūne. Bet čia yra jau kita visa evangelija. Ir mes žiūrim, kad ta kita evangelija, jinai piktina Paulių, ir Paulius yra pasiruošęs viskuo, kas jis yra, apginti evangelijos tiesą. Ir šiandien mūsų amžiuje aš galvoju, kad mes stengiamės labai daug, gal mes nesistengiam, bet daug kas atrodo ištrina visokias ribas tarp, kas yra tiesa ir kas netiesa. Netgi neseniai su viena moterim kalbėjau, jis sako, mano svajonė suburti Lietuvoje daug tūkstančių žmonių po vienu stogu, visų religijų, visų įsitikinimų ir kad būtų vienas mišios. Visiems. Kiek tik yra? Pagonis, neopagonis, krikščionis, visų denominacijų, musulmonų, nesvarbu kas. Ir tie patys ateistai gali dalyvauti. Ar tu galvoji, kad tai yra laikmečio dvasia? Negali sakyti 3+3 yra 4, 2+2 yra 4. Koks skirtumas 4, 6, 8? Svarbu, kad viens kitą mylėtume. Bet ne taip yra su Dievo teisingumu. Net ne taip mes gyvenam. Tau duoda į veidą, tu sakai, palauk, čia kažkokia neteisybė, negalim, kad kažkas tam elgtųsi kaip nori. Žinai, mano įsitikinimai leidžia vogti. Mylėkim svarbu vieni kitus. Bet mano įprotis toks vogti, man patinka vogti. Ir kol iš tavęs nepavogė, lyg ir nieko gali tą žmogų toleruoti. Bet kai iš tavęs pavogė, jau kažkaip užgauna tą teisingumo jausmą tokį, ar ne? Ir aš galvoju, kad tai yra pasaulėžiūra, kurios neįmanoma net įgyvendinti praktiškai. Gražiai kartais skamba, bet tai yra neteisinga. Ir mes turim saugoti tiesą ir patys būti įsitvirtinę tiesoje. Taigi ta kita evangelija, tikroji evangelija yra, kad Kristus mirė už mūsų nuodėmes, kaip aš ir pasakiau pradžioje. Ir jis savo krauju praleimu ant kryžiaus patenkino Dievo teisingumą. Ir viskas, ir mes negalim Dievui patikti arba būti priimtini jam jokių kitų būdų. Ne tik ateidami pirmą kartą pas jį, bet ir 7, ir 10, ir 1035 kartą. Nesvarbu, kiek tu jau tikėjime, tu visada turi grįžti prie to paties taško. Negali nutolti nuo šitos evangelijos. Negali susigalvoti kažkokios darbų programos. Pažiūrėkim dabar, kas tie žmonės. Jeigu mes eitumėm į pirmąjį bažnyčios susirinkimą, Apaštalų darbų 15 skyriuje yra užrašytas pirmasis bažnyčios susirinkimas. Apaštalas Paulius ateina į Jeruzalę, susitinka su Petru, susitinka su Jonu, su visais apaštalais, įsitikint, ar iš tikrųjų tai, ką jis skelbė, yra teisinga, nes kai kurie pradėjo vaikščioti ir skelbti, kad neužtenka Kristaus aukos ant kryžiaus. Reikia dar vykdyti įstatymus, laikytis žydiško įstatymo. Ir po to susirinkimo žmonės pasakė vieną kitą, Paulius papasakojo, kaip vyksta viskas tarp pagonių.
apaštalai parašė tokį laišką. Ir štai ką apaštalai sako, nuo 15 skyriaus 23 eilutės. Jiems įteikė tokį raštą. Apaštalai, vyresnieji ir broliai siunčia sveikinimo broliams, kilusiems iš pagonių Antiochijoje, Sirijoje bei Kilikijoje. Sužinoja, kad kai kurie iš mūsų nuvykę savo kalbomis sukėlė jums nerimo ir sujaukė jūsų sielas, liepdami apsipjaustyti ir laikytis įstatymo. Mes susirinkę vieningai nusprendėme pasiųsti pas jūs išrinktus vyrus su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi, kurie už mūsų viešpatį Jėzų Kristų yra guldę savo galvas. Taigi siunčiame su jais Judą ir Silą, kurie jums tą patį praneš žodžiu. Šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų išskyrus tai, kas būtina. Susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmauktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimų. Jūs gerai elgsitės, saugodamisi šitų dalykų. Likite sveiki. Štai apaštalų raštas. Ir jis sako, kad kai kurie iš mūsų tarpo, tai yra iš Jeruzalės bažnyčios, ten, kur viskas prasidėjo, ten, kur Jėzus davė jiems tą pirmąjį paliepimą. Būsit mano liudytojais Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje ir iki pasaulio pakraščių. Kai kurie iš jų tarpo, tarp apaštalų, žydai, kurie visi anksčiau laikėsi įstatymų, buvo apipjaustyti, sako, negalime atsisakyti senų tradicijų. Taip, Kristus įvykdė visą įstatymą, jauka yra pakankama, atrodo viskas gerai, bet negalim mes rizikuoti, kad pagonis, kurie gyvena pasileidę, kurie aukoja stabams, valgo kas patinka, daro ką nori, paimsim jiems ir pasakysim, žinot ką, tik patikėkit Jėzum, jums atleista, jums garantuotas dangus. Negali būti taip paprasta. Negali būti taip paprasta. Žiūrėkit, mes taip akylai laikomės įstatymą. Mes žinom, mūsų sąžinės taip išlavintos, ištreniruotos. Turi laikyti šabo, negali valgyti to, negali valgyti to. Turi prisižiūrėti. Ir jie nueina ir sako, negali viskas taip būti paprasta. Jie turėtų būti tokie kaip mes. Žinot ką? Jums tikrai blogiau nebus, jeigu jūs apsipjaustit. Jėzus viskas tvarkoj. Apsipjaustykit, laikykitės įstatymą. Jūs gyvensit šventai, visi matys, kad jūs esat kitokie. Čia bus tikrai nuostabus liudijimas. Jūs kitaip elgsitės. Ir jie pasakė, Kristus plus įstatymas. O kam gali pakenkti įstatymas? Nevok, nežudyk, nepaleistuvauk. Ar jūs matote tame ką nors blogo? Ar yra tame kas nors blogo? Nieko. Argi mes nesistengiam irgi taip gyventi? Taip. Bet štai kas atsitinka, kada žmogus patiria išteisinimą iš Dievo malonės ir sąžinės apvalymą tik Jėzaus krauju, pralieto ant Golgotos kalvos. Jeigu jam paskui pradedi sakyti, laikykis įstatymų, priimk apipjaustymą, dalyvauk toj senojoj sandoroj, ta prasme, tapk žydų, nors esi pagonis, atsiversk iš žydų tą tikėjimą. Ir Jėzus yra dalis, jis kilo iš kaip sakyti, per Dovydą. Jis Dovydo palikuonis irgi yra. Pranašystės visas apie tai kalba. Po kiek laiko, kas atsitinka, kai ateina toks įstatymas? Kad įstatymas pradeda tapti pagrindinė gyvenimo norma. Ir yra Kristus plus įstatymas, ir įstatymas pradeda užimti pirmesnę vietą negu Jėzus. Tai susikeičia vietomis. Kai Paulius skelbė Evangeliją ir sakė, kad išteisinimas yra tik per Kristų, jis neskelbė paleistuvavimą. Jis nesakė, gyvenkit visiškai kaip norit. Ne, 5-6 skyriui laiške Galatams jis kalbės apie tai, kad gyvenimą šventąja dvasia ves jūs tolyn nuo bet kokių kūniškų darbų. Tik per šventąją dvasią, tik ji gali jūs įgalinti gyventi šventai. Ne įstatymas, kad tau parodė, ko nedaryti, bet tau klusnumas šventai dvasiai. Jie išmokys tave gyventi šventai.
Aš tai apaštalai susirūpinę ir sako, šventai dvasia ir mums pasirodė tinkama neuždėti jums kitų naštų. Ta prasme, mes jums nei 10 Dievo įsakymų nenešim, nei prašysim, kad jūs apsipjausytumėt. Susilaikykit nuo ko? Nuo aukų stabams, nuo kraujo, nuo pasmauktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimų. Aišku, šitie dalykai yra kenksmingi, jie galėjo dar pridėti, nevartokit kokainą. Aš sakyčiau, irgi puikiai galim būti pridėti. Teisingai? Čia tą sąrašą galėtum tęsti ir tęsti turbūt. Bet jie matė tuo metu, kad tai yra tokie pavojingos tos praktikos, sako, nu tų geriau susilaikykit. Bet šiaip mes nenorim jums jokių kitų rėmų uždėti. Ir šventai dvasiai pasirodė tinkama, kad jūs nepabėgtumėt nuo Evangelijos. Ir ta diskusija toliau vyko, sako, palaukit, jeigu ne vienas iš mūsų mokytojų, mūsų rabinai, visi fariziejai nesugebėjo vykdyti Dievo įsakymų, tai ką mums dabar uždėti tas naštas? Pagonims, kad ir jie kalties apsėsti, kankintųsi, galvotų, vat, nepadariau to, nepadariau ano. Paulius laiške romiečiams dar įdomiau sako, ten, kur nėra įstatymo, ten nėra ir pasmerkimo. Nu, galvo geras. Tu pasakei nevok ir tik pavogė iškart kaltė yra. Nesakytum nevok, žinai, pavogė, kaip ir viskas gerai. Ar iš tikrųjų Paulius skelbia, kad be jokių rėmų? Ne. Jėzus gyveno šventai. Bet šventoji dvasia jinai veda, jinai liudija, kur yra tiesa. Šventoji dvasia įveda ir dar didesnius dalykus negu įstatymus. Jeigu įstatymė pasakyta, nepaleistuvauk. Tai atsimenat, ką Jėzus pasakė? Sako, net jeigu tu geisi savo širdį, pažvelgsi moterį geisdamas, viskas, tu jau nusidėjai. Daug aukštesnis standartas. Kaip negeisti? Tik per meilę. Jeigu šventoji dvasia tau suteiks tokį meilės jausmą ir tu patirsi tai, ką Jėzus patiria, tu negali žiūrėti kitą moterį geisdamas, nesupranti, kad ji tau nepriklauso. Jinai yra kažkieno dukra, galbūt kažkieno žmona, kažkieno mama. Ir jeigu tu tai suvoki, tai meilė, gailestingumas, kuris ateina iš šventosios dvasios, sakai, palauk, aš negaliu geisti, aš gerbiu Dievą. Ir šventoji dvasia tai gali suteikti mums tokią širdies nuostatą. Įstatymas, jis neduoda jėgų. Vien tai, kad pasakysiu, žinai, elkis taip ir taip, tu automatiškai nepradėsi taip elgtis, bet jeigu sakysiu, pasikliauk šventai dvasia ar tiek šventosios dvasios, supras, kad Dievas yra tas, kuris suteikia mums 2, 3, 5, 170 šansą. Jis nepasmerkė tavęs, jis myli tave. Taigi iš apaštalų tarpo atėjo tie žmonės ir jie taip padrasina, sako, broliai, mes siunčiam jums su Paulium ir Barnabu. Paulius ir Barnabas, sako, jie guldė gyvybės už Jėzų arba už šitą Evangeliją. Jeigu tik Paulius nebūtų pasiryžęs ginti va šitos tiesos, ką dabar sakau, jeigu jis nebūtų pamokslavęs tokios pavojingos Evangelijos be įstatymų, malonės Evangelijos, ir visur jis sako, malonės Evangelija, malonės Evangelija, malonės Evangelija, žydai nebūtų pykę. Bet įsivaizduojate, jis ateina į sinagogą ir sako, Jėzus įvykdė įstatymą. Visi kiti nusidėjo ir stokojo Dievo garbės ir negali būti išteisinti įstatymų. Sinagogos viršininkas klausosi, jam ausis raitosi, širdis plaka. Kas čia per mokslas? Ką tu čia darai? Aš tai kitaip mokau. Laikytis įstatymų, prižiūrėti save, kiekvieną skrupulingai dalyką prižiūrėti. Dar papildomų mes įstatymų pridėjom, kad tik neperžengtume tos nuodėmės ribos. Ir už tai Paulių persekiojo, žydai persekiojo ir norėjo jį nužudyti. Tai jeigu Paulius savo gyvybę rizikavo, pagalvok, tai nėra šiaip savo toks, nereikšmingas reikalas. Tai yra labai rimtas reikalas.
Jeigu mes pereitumėm Apaštalų darbų 20 skyrių, kur Paulius Efezo bažnyčios vyresniesiems perduoda žodžius, tai jis duoda jiems paskutinį palinkėjimą. Apaštalų darbų 20-28. Jisai ganytojams sako štai ką. Būkit rūpestingi savo ir visai kaimeniai, kuriai šventoji dvasia jūs paskyrė prižiūrėtojus, kad ganytumėt Dievo bažnyčią, kurią jis įsigijo savo krauju. Nes aš žinau, kad man pasitraukus įsibraus pas jų žiaurių vilkų, kurie nepagailės kaimenės. Žiūrėkit, kaip jis rimtai sako, įsibraus mokytojai, kurie nesigailės kaimenės. Tai reiškia, jie pakenks kaimeniai. Net ir iš jūsų tarpo atsiras tokių, kurie kreivomis kalbomis stengsis patraukti paskui save mokinius. Žmonės, kurie nori savo mokinių ratelį susiburti. Sako, todėl budėkite ir nepamirškite, kad aš per 3 metus dieną ir naktį nepaliaudamas su ašaromis įspėjinėjau kiekvieną. O dabar, broliai, pavedu jūs Dievui ir jo malonė žodžiui, kurį jisai skelbė, tai Evangelijai, kuris turi gali jūs išugdyti ir duoti jums paveldėjimą tarp visų pašventintųjų. Sako, ta žodis, ta Evangelija, kurią aš jums skelbiau, turi jėgą, turi galę duoti jums paveldėjimą ir gali jūs išugdyti. Malonės Evangelija gali jūs išugdyti, gali jūs ištobulinti. Malonės Evangelija. Tas suvokimas, kad nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, atneša laisvę. Atneša laisvę. Kada yra primiktinai dedamos naštos ir reikalavimai ant žmonių, tie reikalavimai tampa tokie sunkus ir žmogus gyvena kažkokia kalte. Bet štai ką aš noriu pabrėžti, teisus gyvenimas yra būtinas, bet jis ateina per išteisinimą ir per Dievo malonę, šventosios dvasios pagalba, jos jėga. Bet tai negali tapti pagrindiniu dalyku. Mes kaip žmonės esam taip surėdyti, kad tiesiog tas įstatymas ar mūsų sąžinės įstatymas, jisai mums labai dažnai vadovauja. Ir mes turim tas normas, gi tėvai mus visus išmokė tam tikrų dalykų, ko negalim daryti, taip? Tu žinai, kažkaip negalim elgtis. Viešumoje oro gadinti negalim garsiai, taip? Garsiai negalim. Nosį krapštyti negalim. Pertraukinėti žmonės galim? Negalim. Į svečius Lietuvoje eiti be dovanų galim? Negalim. Nu, kiek yra visokių svarbių dalykų. Per slenkstį sveikintis negalim. Gali prigalvoti. Aišku, šiandien mums nėra aktualu, nieks neatėjo ir sako, dabar visi apsipjaustykit, vyrai. Ir jūs su jumis bus tvarkoje. Laikykite žydų įstatymą. Einam atgal tenais. Pradėsim avinėlius aukoti. Verslo bus labai visiems ūkininkam Lietuvos. Važiuosim pirkti avinėlių, gaudysim balandžius, kad paaukotumėm juos ir taip toliau. Žinot, balandėlius jie aukodavo, tenais padėkos aukos būdavo. Vietoj šlovinimo dabar taip pat nešam čia, priskerdžiam balandėlių. Nu, neaktualu mums atrodo, ar ne? Bet Paulius gina Evangelijos tiesą, todėl, kad tai yra kažkas amžino, tai nėra kas dabar atsitiko jiems, o mums jau čia neaktualu. Jisai sako, kad šita Evangelijos tiesa, kad išteisinimas tik per Kristų yra tai, ką mes turim saugoti. Ir sako, jūsų tarpe atsiras tokių. Todėl labai pasisaugokit. Kodėl tie žmonės suvedžioja? Kodėl? Aš galvoju, kad vienas iš dalykų yra puikybė. Kad atsiranda mokytojų, kurie stengiasi, kaip jisai sako, jie nori iškreipti Evangeliją, bet jie stengiasi patraukti paskui save mokinius. Kiti turi įtaką, nori kontroliuoti, valdyti, tai suteikia tokį klaidingą iš tikrųjų saugumo jausmą. Yra toks monopolis ir jų yra pilna tarp krikščioniškų denominacijų. Kristus plus kažkas. Kristus plus mūsų sakramentai. Kristus plus mūsų krikštas. Kristus plus mūsų tokia bažnytinė kultūra. Plus ir plus ir plus. Tų pliusų pas visus bus, bet jie negali tapti pagrindu, kaip
išteisinimo, jie negali būti pagrindinių dalykų. Kartais taip atsitinka, kad žmonės jau girdi tuos pliusus, ta prasme, tas pridėtinės dalis ir nutolso nuo Evangelijos. Vienas brolis į mūsų bažnyčią praeitą sekmadienį sako, aš noriu eiti komunijos, bet jaučiu tokią kaltę. Ir galvoju, liktai galėčiau atgailauti. Žodis sako, kad aš galiu išpažinti jam, bet kažkaip galvoju vis tiek, reiktų išpažinties, reiktų man eiti tenais, kažkokių darbų padaryti, nesimeldžiau aš, reiktų dar kažką padaryti. Ir matot, kokia problema. Sako, kai aš įtikėjau, nebuvo tų minčių, viskas tai buvo švaru, toks džiaugsmas Jėzume, aš tiesiog atgailaudavau pilną jėgų, einu prie malonės to stalo, dalyvauju komunijoje, apvalytas ir džiaugiuosi, yra jėgų gyventi šventai. Bet dabar toks įstatymas atėjo, reikia tą padaryti ir jis nebegali jau paprastai ateiti. Aš nesakau, kad reikia lengvabūdiškai nekreipti dėmesio į nuodėmę. Taip, reikia atgailauti, bet jeigu kas nors tau sako, yra 17 žingsnių iki atgailos pilnos. Tai aš galvoju, palauk, ar iš tikrųjų yra 17 žingsnių iki tos atgailos. Man vieną kartą žmogus atsiuntė sąrašą, kokia turi būti atgaila. Vieno kunigo parašyta prieš 100 metų. Aš skaitau, man sunku patikėti. Aš galvoju, jeigu aš noriu prieiti prie komunijos, ten buvo 127 dalykai. Vienas iš jų turi kryžių nešioti. Jeigu nenešioji kryžiaus, turi atgailauti. Aš taip perskaičiu, galvoju, wow. Reikia kryžių pirkti. Reikia kryžių pirkti. Matai, jeigu mane įtikins, aš noriu prieiti komunijos. Aš noriu būti bendrystėje su Kristumi, bet man kryželį reikia nusipirkti. Okay. Eisiu iškot kryželį. Neturiu kryželį, sekmadienis. Negaliu su Kristumi bendrauti. Jeigu nedalyvauju komunijoje, aš net negaliu melstis normaliai. Čia tik vienas iš 127 dalykų. Aišku, čia senas dalykas, jie visi nešioja kryžius, taip turi būti. Tarp kitko, ten kitas punktas buvo moteris, jeigu jūs auskarus turit, kas? Jūs irgi nuodėmėje esate šiandien. Aš nenoriu to sumenkinti, bet aš noriu pailiustruoti, kad galim tai pasakyti jūs visos merginos, kurios pasidažė šį rytą. Ar jūs suprantat, kad jeigu jūs būtumėt kitoje aplinkoje, jums pasakytų, kad jūs negalit prieiti prie komunijos to stalo, o čia jau nebeteisinga yra. Nes Paulius jisai sako, kas jūs užkerėjo, kas jūs užhipnotizavo. Argi jūs dėl to, kad įvykdėt tuos įstatymus, apsipjaustėt, paskui viską padarėt, ką reikia, tada šventoji dvasia nužengė ant jūsų ir padarė stebuklus tarp jūsų? Ar dėl to? Ar dėl to, kad jūs kryželį užsidėjot, nenusidažėt, ten dar perėjot, įvykdėt tokių dalykų ir tada, šventoji dvasia nužengė? Ar atvirkščiai buvo? Ar jūs atsimenat, kaip šventoji dvasia pas pirmuosius pagonis atėjo? Petras pamokslauja Kornelijaus namuose. Jis romėnas, kareivis. Pamokslauja, bum, šventoji dvasia nužengė, kalbom pradeda kalbėti. Taip kaip per sekminis. Pala, čia jau didžiausia, ką gali gauti, bet kuris žydas žino, kad tokia Dievo malonė, šventosios dvasios išsiliejimas yra daugiausia, ką gali gauti iš Dievo. Didesnio palankumo ženklų nėra. Jis nieko nepadarė, net nespėjo atgailauti. Nieko. Ir Dievas tai padarė. Petras supranta, kad neturi jis tos galios taip mostelt ranką ir šventoji dvasia. Švum, ant Kornelijaus. Suprantat? Bet kiek šiandien žmonių daro taip. Švum. Dabar su tavim viskas tvarkoja. Švum. Dabar su tavim gerai. Kiek žmonių šiandien susireikšmina ir sako, bet kol mano švabum nebebus, ir nieko, tu neįeisi. Supraskit mane teisingai, Dievas naudoja mus, mes patarnaujame, mes meldžiamės už žmonės, bet žiūrėkit, kaip tai subtilu yra, kad tu gali pagalvoti, kad čia, vat aš, be manęs to švabum nebus.
Aš turiu tai padaryti, tik tada Dievas gali prisiliesti. Ir čia jau Paulius sako, čia jau yra hetero evangelija. Jeigu Kristus nėra pradžia, pabaiga, visa kas, visa esmė, jeigu bent kiek šlovės atitenka žmogui, jeigu sakai, eik ten to pasiklausyk, o tas tai yra, tada žiūrėk, jau pats nusidedi. Tu tą žmogų kažkur pakėlei iki tokių aukštumų. Ir žiūrėk, kad Kristaus nebūtum taip pamažinęs. Ir čia mes turim saugoti savo širdis. Tęsiam toliau, pasižiūrėkit, ką toliau Paulius sako. Grįžtam Galatams 1 skyrius. 8 eilutė, jisai sako taip. Bet nors ir mes patys, apaštalas Paulius, jis padarė daugiau už visus kitus apaštalus. Laiške Korintiečiams 15 skyriui jis sako, taip aš darbavaus daugiau už visus apaštalus, padariau daugiau negu jie visi, bet nešo Dievo malonę. Nešo Dievo malonę. Ir jis sako, nors mes patys, va dabar aš ateičiau antrą kartą po 5 metų pas jūs ir pradėčiau skelbti, klausykit, Hebra, atsiprašau, reikia apsipjaustyti, laikykitės įstatymą, atsibodo mane, persikeičia, muša visi. Ai, čia smulkmena, apsipjaustykit, laikykitės įstatymą, blogiau nebus. Kristus plus tas, nieko tokio. Nepiktinkim žmonių, nebūkim tokie išsiskyrėliai, atsiskyrėliai. Atsibodo man, aš irgi pavargau. Gerai? Viskas. Aš ateisiu, paskelbsiu taip, kaip man atrodo. Nieko panašaus, jis sako, net jeigu aš pats ateičiau dabar, ar net angelas iš dangaus jums skelbtų kitokią evangeliją, negu mes jums paskelbėm anksčiau, tebūnie prakeiktas. O čia jau yra pats stipriausias žodis visam Naujajam testamente. Anatema. Tebūnie prakeiktas, tai tegul jis eina į pragarą. Paulius pats Romiečiams 10 skyriui sako, aš verčiau, norėčiau pats nueiti pragarą, kad tik žydus išgelbėčiau, kad tik tautiečius, kurie gyvena po įstatymu ir neša įstatymo naštą ir bando taip sąžiningai gyventi padorai, gerai. Aš geriau vienas, va jeigu išeitų taip, Dieve, jeigu žinočiau, kad jie visi atsivers į malonės evangeliją, aš norėčiau eiti pragarą. Geriau pats atkentėčiau. Aš tokios meilės nesuprantu. Čia man per daug, bet apaštalas Paulius jau matomai tiek buvo persisunkęs tos Dievo meilės, kad kaip Kristus jis buvo pasiruošęs atkentėti bet ką, kad tik jo tautiečiai galėtų pažinti evangeliją, tą malonę ir suprasti, kad įstatymų nieks nenueis į dangų. Įstatymų žmonės tik dar labiau bus atskirti nuo Dievo. Jie nepriartės, o dar labiau nutols. Jis sako, čia yra hetero evangelija. Bet tiem, kurie skelbia, kad taip gali būti, kad įstatymų tu priartėsi prie Dievo, jeigu kryželį nešiosies, nesidažysi, arčiau Dievo būsi. Jeigu tu tik tai smelsies reguliariai ir daug, tu tikrai pas Dievą pateksi. Kristus plus dar kažkas, nebe malonė. Bet tu. Tai sako, kiekvienas, kuris taip skelbia, tebūnie prakeiktas. Kaip anksčiau sakėm, jis pakartoja. Taip ir dabar sakau, dar kartą. Jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę, tebūnie prakeiktas. Ir pabaigia, ar aš ieškau žmonių palankumą ar Dievo. Kaip aš noriu, ar kad Dievas mane įvertintų teisingai, kad aš skelbiu, ar man svarbu žmonių palankumas. Nes, jei norėčiau patikti žmonėms, nebūčiau Kristaus tarnas. Čia yra taip truputį subtilu. Aš nenoriu įvelti tavęs į tokį ginčą. Tu pamatai kažkokius tokius teisumo darbus, kuriuos žmonės daro, tu sakai, anatema, būk prakeiktas. Dar kitiem pasakoja. Ne apie tai kalba eina. Bet tie dalykai negali būti sukeisti vietom. Tu gyvenime tikėjime, ar ne? Mes turim kažkokią kultūrą. Tau yra labai gerai melsis. Paulius sako, visuomet melskitės. Ne 20 minučių, ne 30 minučių per dieną.
Ne 5 minutės, ne 2 minutės per savaitę. Visuomet melskis. Bet jeigu mes į laiką įdėsim ir uždėsim tą reikalavimą tau, tai tavį nesukurs jokio noro melsis. Bet jeigu aš tau pasakysiu, kad tik Kristus tave gali uždegti, tik Kristus gali tave atgaivinti, tu tada pradedi tapti mažas. Ir kuo labiau tu šventosios dvasios vedamas būsi, tuo daugiau tu melsies, tuo labiau tu tarnausi, tuo mažiau tu geisi, tuo mažiau tu pavydėsi, tuo mažiau puikuosies, nes tu supranti, kad tu negali niekaip kitaip pas jį ateiti. Ir kai kitam pasakoja apie Evangeliją, žmogus turi tokių, sako, kokie tie krikščionys, aš neisiu į bažnyčią, visi veidmainiai. Kodėl žmonės susidaro tokį vaizdą? Jeigu jiems skelbiama, kad klausyk, reikia gyventi šventai, mes turim gyventi šventai, bet jis pats taip negali gyventi. Jeigu jisai skelbia tokią Evangeliją, žinot, mes krikščionys, mes gyvenam šventai, mes nevagiam. Ir jis kada nors pavagė, darbe kažkur, mokesčius nusuka, ta kažkur, žinai, kažką po stalo padaro, visi darbuotojai, visi bendradarbiai, sako, tu veidmainis. Ir tada tie žmonės galvo, palauk, Evangelija yra kas? Ateik į bažnyčią ir gyvenk šventai. Tada tu Dievui patiksi ir jis tave priims. Jis man taip sakė, bet pats taip negyvena. Va kur Evangelija. Bet čia yra klaidinga Evangelija. Evangelija yra tokia. Niekas negali iš mūsų gyventi šventai. Tu negali gyventi šventai. Nors reiktų. Taip Dievas nori. Jis nori. Mūsų šventėjimas yra Dievo valia. Mūsų šventas gyvenimas, taip kaip Jėzus gyvena, yra jo valia. Jam tai patinka, jis to nori. Jis nori, kad mes taip gyventumėm. Bet mes negalim patys iš savęs gyventi ir įstatymas mums nepadės. Taisyklės mums nepadės. Ir kada tu sakai, kad mes visi nusidėjom, aš nusidėjėlis toks kaip tu, gal dar blogesnis, klausyk, aš negaliu Dievo teisingai atstovauti. Jeigu man išeina kažkiek gerbti, mylėti tave, ačiū Dievui, bet tai ne aš, čia Kristus manyje, jis pakeitė mane, aš negaliu toks būti, man neišeina, aš blogesnis už tave. Bet tu neįsivaizduoji, kad Dievas yra milijoną kart geresnis už mane. Ir milijoną kart geresnis už tave. Tu niekad neužsitarnausi jo malonės. Tu niekad jam nepatiksi pats iš savęs. Bet jis vis tiek tave myli. Jis vis tiek tave atleis. Ir kai žmonės išgirsta tokią Evangeliją, jiems sunku patikėti. Čia per gerai, tu čia negali tai būti. Nu negali tai būti. Kaip Dievas gali mylėti mane? Mano žmona, kuri ištekėjo už manęs ir sakė, aš tave myliu, nėra man tokia gera. A čia dabar sakai, Dievas, kuris yra šventas. Žmonai, tai aš gali pirštų gali parodyti. Sakyt, o pati ką darai. Žinai, nu mes galim taip skaičiuoti taškus, kaip Markas Gangaris per santuokų seminarą moko ten. Skaičiuoti taškus gali. Bet įsivaizduoju, kad su Dievu jis toks geras, jo malonė tokia didelė. Ir va tai išlaisvina mus. Ir kai kurie gal atsimena, Timas Kelleris yra tokį pamokslą su Dievas palaidūnas. Labai įdomus pavadinimas. Dievas palaidūnas. Tai ten yra apie tai, kad vyresnysis sūnus nepriėmė to sūnaus palaidūno, jisai laikėsi įstatymų, o Dievas elgėsi kaip palaidūnas atrodo. Švaistosi malonė. Grįžo sūnus viską išvaistęs, viską išeikvojęs. Ir tėvas sako, duokit jam tiek pat, kiek jisai išvaistė. Sakai, palauk, negalim taip elgtis. Ir tai piktina žmonės. Pranašą Joną atsimenat. Dievas sako, eik į Nineviją, pas tuos iškrypėlius. Pasakyk jiems, kad bus teismas, bet aš noriu jiems atleisti. Ei, neisiu. Pas tokius iškrypėlius, tegu tau ugnis tik krenta. Ate, Dieve, aš į kitą pusę varau. Ir jis varo į kitą pusę. Dievas su jo biški pasišneka ten rimčiau, taip, sako, aš tiek noriu, kad jie suprastų, jog aš esu gailestingas. Ne, nu čia per daug. Šitie visi iškrypėliai, kaip jie vaikus tvirkina, kaip jie gyvena, visas tautas užkrėtė, kaip maras yra. Jos visus išžudyti reikia, į kalėjimą visus izoliuoti, kad jų nebūtų. Matai, Dievo meilė tiek didesnė yra, kad jinai eina
į patvoris, į griovius, į kalėjimą, pas didžiausius nusidėjėlius, į barą, į naktinį klubą gali nueiti. Vat aš tik taip Kristus eitų ir ten gelbėtų. Ir vat mes negalim šitos malonės evangelijos iškreipti. Ir pavojus mums, kad praėjus 5 metam po to, kai mes išgirdom evangeliją, mes galim taip lengvai persimest vėl prie kitos evangelijos. Ir mums jinai atrodo, tarsi jinai yra Alos evangelija. Alo evangelija. O Paulius sako, jinai yra hetero evangelija. Ir jeigu kas iš jūsų skelbs hetero evangeliją, anatema, tebūnie prakeiktas. Tebūnie prakeiktas. Klausimas. Tavo širdį girdint šitą žinią, kas kyla? Padėka Dievui ar neramumas? Kas? Ar yra padėkos tau Jėzui, kad jis viską padarė? Kai jis ant kryžiaus pasakė atlikta, kad tu supranti, tai tavo vienintelė viltis. O šitas dalykas turi būti mūsų pagrindinis visuomet. Taip, mes raudam dėl savo nuodėmių. Viešpatie, man gėda dėl savęs, bet aš neturiu kaip savęs pataisyti. Jeigu tu, Viešpatie, manęs neišvesi. Viešpatie, aš noriu gyventi šventai, bet tik ne per įstatymą. Tu įvykdė įstatymą ir davai man savo šventai dvasią. Mes turim puoselėti tą draugystę su šventai dvasia. Turim puoselėti tą draugystę su juo. Viešpatie, vesk, Viešpatie, gaivink mus. Viešpatie, esam mažutėliai, nusidėjėliai, silpni, tu gaivink mus. Bet ačiū Dievui, kad viltis visam gyvenimui, kad tu neteisi manęs pagal mano darbus. Tu tik atlygį dalinsi pagal mano darbus, bet tik per Jėzų Kristų būsi išteisintas. Tik taip ir niekaip kitaip. Jėzus Kristus be pliusų. Jėzus Kristus ant kryžiaus be jokio pliuso. Ir per tikėjimą iš malonės visi užeina. Per tikėjimą iš malonės visi užeina. Per tikėjimą iš patvorių, iš pagriovių visi gali užeiti. Per tikėjimą paprasčiausiai pasitikėdami jo visi užeikit. Visi esat kviečiami. Va, tuščios kėdės, bažnyčia, tegu jas būna pilnas. Pridėsim dar vienas pamaldas, te būna 3 pamaldas, te būna pilna čia žmonių. Te girdi jie malonės evangeliją. Te gyvena jie laisvėje. O toks žmogus, kai išgirs koks geras Dievas, jam nebesinorės iš depresijos nei rūkyti, nei gerti. Nu tikrai, kai supranti evangeliją, tu galvoji, neįsiu numarinti savo skausmą ir nevilties, žinai, alkoholyje. Arba, žinai, tokiam stresė esu. Reikia vis tiek parūkyti. Aš suprantu, bet tai nėra taip veiksminga. Brangus, tai nėra taip veiksminga. Yra daug geriau taip sugrįžti prie evangelijos, patirti tą malonę. Geras yra Jėzus. Amen. Pasimelsk. Viešpatie, tau visa garbė ir šlovė per amžius. Viešpatie, mes atnešim šitas giesmės dabar kaip atsaką tau. Kreip mūsų širdis, padėko tau tinkamai už tavo gerą evangeliją. Aš meldžiu Viešpatie, kad ši malonės evangelija persmelktų visų mūsų širdis. Visų mūsų širdis. Persmelk mūsų tą evangeliją, kad mes čia miesto bažnyčiai, Viešpatie, gyventumėm tavo šventosios dvasios jėga ir galia. Tavo malonė. Ir tikrai, aš taip norėčiau, Viešpatie, kad mes būtum švenčiausi žmonės šitam mieste, šitoj tautoj. Aš taip norėčiau, Viešpatie, kad mes būtum patys švenčiausi, bet viltis tik tu, Jėzau. Tik tu. Noris taip tau padėkoti, Jėzau. Ačiū tau, kad ištraukė mus iš nuodėmės, kad nutraukė nuodėmės pančius. Ir šiandien galim pasirinkti tai. Prašau, brangiai, atsistokim visi. Ačiū tau.